Lietuvos banko pinigų muziejuje pristatytos kolekcinės proginės 50 ir 1 lito monetos, skirtos Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai. Tačiau tai ne vienintelis istorinis įvykis, kurio garbei yra išleidžiamos šios monetos. Lygiai prieš 2 dešimtmečius, 1993 m. birželio 25-ąją Lietuvoje vėl buvo įvestas litas. Tikrai, manau, šios progos yra labai prasmingos. Ta prasme, kad, matyt, prieš 20 metų mažai kas įsivaizdavom, kad tas ES tikslas buvo toli, o dabar jis yra įsigyvendinęs ir tikrai tai rodo, kad nuoseklių žingsnių pastangų dėka mes galim pasiekti. Šios monetos nudžiugino ne tik kolekcininkus. Jos jau keliauja į prezidentūrą ir užsienio reikalų ministeriją ir bus dovanojamos svarbiausiems užsienio svečiams, kurie apsilankys Lietuvoje pirmininkavimo laikotarpiu. Šis laikotarpis mums labai svarbus pirmininkavimo. Greičiausiai galėsime vėl tą garbę ir atsakomybę turėti gal tik už 14 metų jau, nes plėtra vyksta europinė. Taigi ir monetą, ko gero, išleisime kitą proginę tik už kokių 14 metų. Taigi tai tikrai istorinė moneta bus, abi monetos bus istorinės. Taigi dar kartą sveikinu, kad mūsų pinigų muziejus galės ir toliau gražiai pildytis ir kad atminimas apie mūsų lietuviškus pinigus tikrai išliks ilgam. Pirmąją kolekcinę monetą Lietuvos bankas išleido prieš 20 metų, praėjus kelioms savaitėms po to, kai atkurta Lietuvos Respublika susigrąžino istorinę nacionalinę valiutą. Tai buvo iš vario ir nikelio lydinio nukaldinta 10 litų moneta, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą.